Sveiki visi, aprilio fanai. Ką, šiandien duoklė biškį jums. Turiu tokį modeliuką. RSV4R 20 metų. Eina nuo 2.9 iki 2.10, man atrodo, nuo 11 biškį keitėsi. Elektronikos atžvilgių dėl saugumo ten sistemų tokių ir panašiai. Tai čia pasakyti kaip toks pirmasis. Turėtų būti brutaliausias modelis be jokių apsaugų. Tai nuo konfiguracijos pradedam, turbūt aero užmetimas. Tai tik tai bus iki čia, sliponas, katalizatoriaus pas jį nėra, kaip matau, yra tik tai eksupas. Tai yra sklendė išmetime. Speedometras atrodo taip. Čia yra 3 režimai. Galingiausias iš jų pagal viską yra track režimas. Tai ką mes su juo darysim? Pradžiai bandysim išsimatuoti, žiūrėsim, kaip pas jį su kuro sistema yra. Ar reikalingos kažkokios korekcijos ir kokios. Nu ir kažkokios galios, kaip pasakyti, norėtųsi biškį išpešti, sakė, trūksta nuo žemų ir vidutinėse. Tai maksimali galia pas jį nėra realiai apribota. Dėl to, kad jis, labai senas. Bet sakė, ten kažkokių draugų motociklų neįveikia kažkaip. Tai žiūrėsim, gal šiaip kažkokia problema yra. Tai V4 variklis, kaip jau žinot. Kiekvieną pusę cilindrus reikia reguliuoti atskirai, neunifikuota. Jau aiškinau N kartų, kodėl. Galit pasižiūrėti kitus video su V4 arba V2 KTM-ais, tarkim, arba chopperiais, ten yra smulkiau paaiškinta. Nebesikartosiu. Tai individualiai reguliuosim, jeigu to reguliavimo kuro reiks, aišku, pirmoje vietoje matysim. Už kūros, toks barškutis, kaip pasakyti, barškutis biškiai Ducati neša su to barškėjimu. Tai modelis toks, kaip pasakyti, populiarus, bet dažniau turbūt Tuono tokiu metu matos irgi. Tuono Naked modelis. Tai daugiau čia kažkokių performansų dalių nieko kaip ir nėra sudėta. Tiesiog tas bakelis. Filtras greičiausiai standartinis bus. Tai daugiau kaip ir nieko. Pasirašinėsiu ir matuosim, žiūrėsim, ką čia galima iš jo išpešti ir ar galima. Ai, tiesa, dar kitas niuansas. Kas nori pašalinti eksupą, ten lambda zondus, dar kažkokius dalykus. Tai tokia galimybė irgi yra. Kas nori dėtis, tarkim, reis išmetimą tenai be jokių lambda zondų įsukimų ir panašių reikalų. Bet tas race mapas ir, tarkim, kažkoks standartinis mapas, jis ten praktiškai nesiskiria, yra vadinamas race akra mapas. Tai skiriasi tik tai kūro padavimo tas visa programa, daugiau viskas yra, kaip pasakyti, standartiškai, kas liečia galią, jokie parametrai nėra keičiami. Apart šalinasi eksupas, žodžiu, tie visi dalykai, kurie off-roadų yra, ne keliams. Tai yra lambda zondas, eksupas, ten kokia SAS sistema, dar antrinė oro įpūtimo ir panašiai. Jeigu kažkas tuos dalykus nori pašalinti, irgi yra galimybė, bet standartiškai gatvėje kaip ir prasmės nėra. Nebent dėl eksupo kažkas nori daug didesnio garso, tai tada galima tą dalyką daryti. Lambda zondų išjunginės šitam mūsų prasmės kaip ir nėra standartiškai. Viską galima sureguliuoti, suprogramuoti ir su jo. Ir daugiau kaip ir nieko, tai žiūrėsim, kol kas tiek.
Darbas link pabaigos su šito hemorojum. Tai vat, labai daug galvos skausmo čia buvo ir sukimo, kame čia problema ir ar čia yra problema, ar tas motociklas realiai toksai yra iš gamyklos problematiškas. Tai išmatavus, aišku, kai perėsim prie skaičių labiau, paaiškinsiu, suprasit apie ką esmė. Tai tokio modelio, tų metų būtent 2009-2010 testavęs nesu, neturiu su kuo palyginti. Tai jeigu kas turit tokį patį modelį, būtent 2009-2010 RSV4R arba RSV4 paprastas, būtent tokį 1000 kubikų. Ir galbūt norėsit reguliuoti po šito video ar šiaip išsimatuot, pažiūrėt variklio sveikatą. Tai visada prašom, bus įdomu palyginti. Ar realiai tas mocas jis yra iš gamyklos toksai lievas. Tai gale gamintojas internete deklaruoja 180 G. Tai išsimatavus aš kažkaip galvoju, čia kažkas taip, kad tokį mažą skaičių parodė, bet pradėjau paskiau googlinti, tai pažiūrėjau, kad realiai, niekur tokio nemačiau, net arti 180, būtent šitas modelis. Ne nuo 11 ten ar koks, ten nuo 13, kur su tokiu, tarkim, su 1000 kubikų motorų turiu omeny. Tik šitas būtent. Tai realiai jie visi turi, kiek kas yra matavimų dinogramų, ten internete kažkur idėja, vidutinis skaičius yra apie 150 G. Ir tai yra ne į ratą, tai yra į variklį kalkuliacija, turiu omeny gamintojo ir ten tie, kurie yra matuoti kaip pavyzdys. Tai skaičiai labai prasilenkia su realybė. Dar radau info, kad jisai tą 108 galbūt kažką ir darytų, bet reikia kažkokių tenai modifikacijų, nes žinau, Apriliam ir boksai sportiniai dedasi ten ir visi kiti reikalai, kad pasiekti tą aukštą skaičių. Tai vat, tokį mažą skaičių pamatęs, galvojau, kad su pačiu mocu realiai kažkas negerai. Tai pirmoje vietoje, aišku, bandžiau programą koreguoti. Liktai ta galia pakilo, bet vis tiek kažkaip labai žemai. Žodžiu, labai daug didelių duobių galios. Aš neįsivaizduoju, kaip prieš tai įmanoma buvo su to motociklu aplamai važiuoti. Sakė, dar ten ir kažkur žiedė, ar kur ten važiavo su jo kažkas. Ale. Nesmė. Neįsivaizduoju. Neįmanomas dalykas realiai. Tai iš pradžių galvau, gal eksupas jisai kažką riboja tenais. Užstrigęs, ten koksai užsidaręs ar užsidarinėja tenai ant apkrovos kažkas tokio. Stačiau kameras, filmavau, viskas, eksupas, viskas veikia. Ant laisvų jisai yra, dabar jisai yra pilnai, tarkim, atidarytas. Kai užkuri, jisai kažkiek pakeičia savo padėtį ir kai jungi pirmą pavarą, jisai pilnai tada atsidaro. Neturi kažkokios tarpinės padėties. Tai tik įjungi bėgį, jisai iš karto pilnai atsidaro. Tai filmavau, žiūrėjau, ar jisai ant apkrovos užsidarinėja ar ne. Ne, viskas veikia, viskas kaip turi būti, jisai nieko neriboja. Tai va toks niuansas. Žodžiu, galvau, gal programa kažkokia surašyta, vis tiek tas Aprilės, ten senas jau motociklas, galima sakyti. Ten ir tų reis mapų, ten visokių prirašinėja variantų ir panašiai, bet pasirodo šitas 90 metų neturi tokio varianto reis mapas vadinamas tas Akrapovičius, tik tai nuo 11 metų jisai yra išėjęs, bet ten jau yra kitas softo numeris ir juos sukirkti iš principo galima, bet tiesiogiai surašius tą mapą bus kitų problemų su elektronika ir tikrai neveiks taip, kaip turi veikti. Tai galimybės įrašyti, tarkim, tą reis mapą jam kaip ir yra, bet kaip ir nėra. Tai ne variantas. Tai žodžiu, suradau ir originalią programą, ir kitų pavyzdžių tų programų, ir RSV4, ir R modelio, ir ten, kokio ten aš tik neradau, žinai, to modelio, tai visur parametrai identiški, kaip pasakyti, plius, minus tenais yra nuo R modelio ir nuo paprasto. Labai minimalus galios skirtumas, bet jisai ne maksimalioj galioj. Nepikė turiu omeny, o ten kažkur tarpiniam diapazone. Labai minimalus skirtumai. Tai vat, viską sulyginau, viskas gamykliškai, mapas gamyklinis ir pagal numerius viską. Žodžiu, iš pradžių buvau įsitikinęs, kad programai problema, bet pasirodo, kad ne joj problema.
Tai nes smarkiai tas mocas perpilinėjo kūro, nu nežinau, kosmišką kiekį, kuris yra čia tikrai nereikalingas. Tai nuėmė jo labai daug. Tai nesvarbu, ar ten nedideliai gazo padėti, ar maksimalioj galiai to kūro pylė belė kiek. Tai va, toks reikalas čia su juo. Kol neturiu su kuo kitų palyginti, tai aš manau, kad tie skaičiai galbūt ir yra normalūs pas tokį mocą, pas šitą modelį būtent. Nu, bet ateityje matysim. Manau, rezultatas vienareikšmiškai yra patenkinamas, ta prasme, skaičiai, tie prieaugiai tikrai labai yra normalūs po kūro sistemos ir kitų parametrų korekcijos, bet vis tiek ten arti to gamintojo deklaruojamo, ten net arti jie nestovi. Tai turėjo labai pastebimą galios duobę nuo 6000 apsukų, ta prasme, atsuki gazą, jis lyg tai važiuoja ir kai 6 štukas pasiekia apsukų, nesvarbu kokia gazo padėtis, ar mažai atsukus, ar pilna gazo, ar vidurį gazo, tie 6 štukom jisai stipriai susitampydavo, keletą kartų susitampydavo, kažkur 1000 apsukų tokį diapazoną, lyg tai jį pramuždavo ir vėl jisai jau traukia, tarkim, kaip garvežys, ne? Tai va tą problemą labiausiai, kaip pasakyti, norėjau užspręsti, nes tikrai labai jautėsi ant stendo sukant, tai yra aplamai, čia yra visokių vibracijų ir važiuoklė šokinėja, čia ne taip kaip ant kelio tas mocas, kaip pasakyti, labiau jautrus atrodo. Ant kelio važiuojant gal ta galios duobė jautėsi mažiau, bet čia tai jautėsi stipriai. Tai dar mačiau nuo rato nukrytę tie balansavimo tie lipdukai tokie tenais, gal tas dar ten įtakoja tą vibraciją, žodžiu, tai matosi šviežiai atsiklijavę. Čia ieškojau, tai kaip ir nieko neradau pas save. Tai bandžiau ir sport režimą, ir trek režimą, viskas vienodai galvojau, gal ten kažkur kažkas sumaišyta ant vieno režimo daugiau, ant kito ne, nu žodžiu. Race režimas, jisai yra pats vapšė silpniausias, sportas ir trekas. Trekas pats galingiausias, sportas po jo eina. Šiek tiek mažesnė galia, bet ne maksimaliam diapazone, o ten vidutinėse šiek tiek. O race yra pats silpniausias. Tai tų net ten nematavau, tik tai taip ant sporto prasukau palyginti maksimalią galią ir tiek žinių. Tai vat, turbūt daugiau kaip ir nieko, einam turbūt prie skaičių, bus suprantamiau čia jums, apie ką čia aš kalbu. Tai čia yra midrange'as. Kaip ir sakiau, reguliuotas motociklas, kaip V forma yra motoras, kiekvienas cilindrų pusė yra reguliuota cilindrai atskirai, neunifikuotas. Tai, nu gal suprasit, gal čia pajuodint reiktų kažkaip. Gerai, tarkim, pajuodinam. Tai stokas, čia yra midrange'as, kaip pasakyti, pusė gazo. Jeigu jūs, tarkim, atsuktumėt, vat jūs gautumėt tokią galį. Tai buvo 93 AG, dabar yra 101 nuo piko iki piko, bet pas tą mocą, nu, matot kokie kalnai. Tokie kritimai, aišku, ir tam galutiniam variante yra, bet nu, aš manau, kad čia yra, kaip pasakyti, motoro specifika, tie tokie torkiniai varikliai, jie turi savo tokių niuansų, katagrafą, nu, neina kaip kompresorius. To lygiai ir panašiai, arba kaip inline'as 4 cilindrai, kai kurie būna mocai, tai žodžiu, tai vat, apie tą duobę, vat būtent va šitoj vietoj. Gal newtonus nuimsiu, čia bus suprantamiau. Matot, kokia didžiulė duobė. Kaip ir sakiau, mocas lyg tai traukia ir pradeda dusti, žodžiu, tai toj vietoje yra apie 8, dabar yra šiam 8, tai 10 AG tarkim. 10-11 AG galios kritimas ir nu tas tikrai buvo juntama. Čia irgi 11. Nu čia žymiai daugiau, 9-9, 8-1. Skirtumas tikrai didelis. Tai vat. Čia yra prieš paskutinę korekciją, paskutinę jį sudaryti dabar. Bet jau nebesuksiu, nes ten tas pakeitimas jisai yra minimalus. Daug sukimų buvo, užtenka čia stresuotą variklį, žodžiu, tai pas šitą mocą
tokioj konfiguracijai pas jį buvo, nu, žiauriai per daug kūro. Žiūrėkit, koks kiekis čia, nu, kosminis kiekis kūro yra, kuris yra nereikalingas. Ir vat būtent toj vietoj, kur ta duobė, to kūro buvo daugiausiai, ane, tam diapazone. Ir aš įsitikinęs, kad motoras jisai tiesiog springdavo nuo kūro. Ten, kaip pasakyti, kibirkštis jau net nebesusitvarko su to dalyku, būna dažniausiai. Ten gali net ir, kaip pasakyti, nu, nepasakysiu užpūsti kaip žvakę, bet tokį didelį kūro kiekį uždegti, nu, suprantat, kad yra tikrai sunku. Tai va, dabar yra padaryta va taip, nuimtas tas kūro kiekis, nereikalingas. Tik va tavo vietą dar dėl tos, jau tos duobės čia, kaip sakyt, galima ir nėra. Bet dar ten čiut to kūro daugiau negu aš norėčiau. Tai va, būtent toj vietoj dar aš tą kūrą nuimsiu ir bus kaip ir viskas šitam diapazone. Taip, viena iš aukštesnių gazo padėčių, ne maksimali galia, bet realiai pas šitą mocą yra taip padaryta, kad nepilnas gazas ir pilnas gazas gale turi labai mažus skirtumus. Taip yra net iš gamyklos padaryta. Taip yra, kaip pasakyti, ir aš koregavau būtent ant tokio varianto. Tai galima ten primažinti, aišku, bet prasmės nemačiau. Žodžiu, tai buvo 121, dabar 145. Tai vat galit pasiskaičiuoti 24 G prieaugis. Nu, per visą diapazoną taip pat. Newtonų irgi matot, koks skirtumas. Va, ta duobė toj pačioj vietoj. Taip, čia pažymim po korekcijos. Va, dabar yra sukoreguota, va, būtent taip. Ir čia koks buvo, nu, didelis kūro pilimas. Nu, kažkaip man nesitikė, kad iš gamyklos taip gali tokį kūro kiekį padaryti. Čia va, paskutinė korekcija va toje vietoj bus ir bus viskas. Tai kaip ir sakiau, nesitikė, kad tiek gali kūro pilt. Nu, dar toks įtarimas gal su tuo pačiu varikliu yra kažkas, bet kol kito neturiu palyginti, išmatavęs, nu, gal jisai toks ir yra paprasčiausiai. Tai nesakysiu dabar ten žmogų ardyk variklį, ten ieško kažką, nu, patarimas, tarkim, kompresiją pasimatuot, nu, gal ir būtų variantas. Bet ten sakė, prieš porą metų aptarnautas yra, ten grandinės keistos, žodžiu, ten vožtuvai dar, nu, žodžiu, kažkas tenai daryta, aptarnavimas normalus. Pas meistriuką tokį labai gerą Kaune, tai, bet kompresijos klausiu, sakė, nu, nematavo tuo metu, nes kaip ir nebuvo prasmės. Nes problema, nu, nežinoma buvo, pirko ten su barškančiom kažkuo ten grandinėm ar kuo tenai, tai nežinojo, kad jis turbūt tai važiuos ir panašiai. Tai vat, patarimas galbūt galėtų tą kompresiją pasimatuot, žinoti, ar jinai tvarkoja ten ar ne. Tai vat, aš manau, rezultatas, nu, tikrai daugiau negu geras. Norėtųsi, aišku, arti tų etaloninių ten tų skaičių, bet, nu, kažkaip nešviečia. Nu ir ką, pats skaniausias kasnelis, ne, maksimali galia. Tai sakau, kai aš išmatavau 125 NRSV 4R litro, galvoju, čia kaip ir Z900 tave dėtų į vietą, jau tenais. Ar kažkoks ten panašus modelis, nu, juokingas skaičius, neįsivaizduoju. Nu ir sakė žmogus, kad jį tenai padeda, kiti motociklai seni kažkokie, tai viskas aišku kodėl. Ką galiu pasakyti, labai, kaip čia pasakyti, nestabilus jo galios išdavimas yra, ne? Vieną sukimą jis parodo 108, kitą jisai parodo mažiau, daugiau neparodė, čia pats didžiausias 108, bet toks labai nestabilus, kaip pasakyti, šokinėja dideli tokie skirtumai. Bet stabiliausias buvo šitas, bet gal nuo temperatūros kažkokios, bet per gyvus parametrus, per diagnostiką viską stebėjau. Nu ten, žodžiu,
Viskas taip, kaip nustatyta kompe, viskas yra normos ribose. Tai nežinau, kodėl taip yra. Labai nestabilus galios uždavimas pas jį yra. Nuo temperatūros, aišku, priklauso. Tai dar ventiliatorius pas jį įsijungia prie 101. Tai temperatūrą pažeminau įsijungimo, kad įsijungtų biškiai anksčiau, nes tik užkūrė porą minučių ir jau darbinė jau sukasi ventiliatorius. Tai sakė, mieste irgi aišku įsivaizduoju, kaistą jam atvesti sunku su plastikais. Tuo labiau, jeigu mieste trinantis, tai kalbos nėra. Bet ir V forma jie aplamai karšti kaistantis motorai yra. Tai Aprilia turi tą niuansą. Tai pažeminau temperatūrą, kad įsijungtų prie 9.5. Įsijungia, prie 9 išsijungia. Tai manau, galbūt šiek tiek tas padės. Tai vat, Newtonus irgi nuėmam, gal čia nesimatys, va ta duobė, toj pačioj vietoj. Ta galia turi jinai tokių kalniukų, bet viskas yra sukoreguota ten jau. Jisai toks yra matyt. Taip. Čia yra prieš paskutinis. Tai kaip ir kituose diapazonuose irgi labai smarkiai per daug kūro buvo. Šitoj vieteliai dar čiut nuimti reikia. Duobės tos kaip ir ten nebėra, galima sakyti. Nejaučiu aš jos realiai važiuojant jau. Bet ir tas perdavimas toksai liktai jau kaip ir ok. Nėra to kritimo, vat kaip čia matosi. Kiek čia? 8 AG, 9 AG šitoj vietoj. Tai žodžiu, nuimsiu dar. Ir tiek žinių. Mažam gazo diapazone analogiška situacija irgi taip pat. Ten biškai kitaip apžaisiu tą variantą. Ir bus viskas turbūt. Tai vat. Toks yra galutinis skaičius. Daugiau kažką apie jį pasakyti nelabai turiu. Sakau, tikrai toks vienas iš įdomesnių ir kur labiausiai galvą reikėjo pasukti. Neaišku, čia problema jame, ar jisai toks yra. Kai neturi su kuo realiai palyginti, tai ten prisigalvoja visokių variantų žodžių. Tai vat, tiek reikalų. Paskutinė korekcija, galima atidavinėti ir žmogus testuoja, tegul. Tai kaip ir sakiau, jeigu kažkas turit, norėsit tokį daryti, pasidaryti, bus įdomu palyginti, kaip yra pas jūs. Ar pas jūs ten parodys tikrai vau įspūdingą skaičių ir jisai tikrai turi problemą kažkokią mechaninę, tarkim. Ar jisai toksai yra iš tikro. Tai vat, ką dar turbūt kartelį čia prasuku, paklausysit, kaip iš čia skamba. Nepasakyčiau, kad jis labai garsus, kaip V4, aišku. Eksupas jisai tik ant laisvų, kaip ir sakiau, yra pridarytas, paskiau jisai atsidaro. Nepasakyčiau, kad labai didelis garsas. Ten streetbikai, ten visokie, net kiti smulkos motorai garsesnį garsą išdavė negu šitas. Tai gal dėl tokio bakelio, bet irgi labai atviras, debakillerio nieko nėra. Tai vat, šiaip mocas toksai, smagus, brutalus, kai sakau, nors tas galios jisai didelės čia neparodo, bet kai ant stendo jisai sukasi, atrodo, kad tikrai kyla tas galas stipriai ir atrodo, kad ta galia jis čia parodys kažkokią, nežinau, labai kosminė. Bet yra kaip yra. Tai vat, padariau viską žodžiu, ką galėjau čia su jo. Kūras sukoreguotas, kiti parametrai apžaisti. Daugiau realiai programiškai kažkokių sliekų ieškoti, nėra, kur viskas pilnai yra ištikrinta. Tai jeigu kažko dar ieškoti, tai tik tai mechaniniuose reikaluose. Tai vat ką turbūt šiam kartui tiek ir iki kito. Paka visiems.